aplamai pati pradžia susidomėjimas technika, tai buvo nuo senų laikų, kaip teko važinėti senais motoriniais, senų žiguliukų ir viską daug remontuoti pačiam. Tai kažkaip patiko mechanika, kad pasitaisai, pradeda važiuoti netikėtai, aišku, vėl sugenda, vėl remontuoji. O paskui laikui bėgant, va čia įsitaisėm sodybą prie aerodromų Sosnavos ir atsirado vietos. Pagalvojau, kad reikėtų pradėti remontuoti stipresnę techniką. Tai ir atsirado tas pirmas šarvuotis jau prieš kokius gerus 12 metų. Tai šiandien dienai tai ir matyti už nugaros jau mūsų tokie rimčiausi eksponatai, tai tankas T-34, džipukas, bet smulkesnių visokių irgi yra ir aš kaip pasakiau visiems pažįstami, kas turi kokį žalią daiktą karišką, namie jau nėra vietos ar ką, tai šiaip neškit dėsim. Ir jeigu ką, tai užrašysiu paskui ir vardus, iš kieno gauta tas eksponatas, tai bus žmonėm, kur pas jį sandėliukai guli, kur čia padėta. Tik biskį dabar tokia daugiau kaip remontas. Tai muziejus, aišku, noras plėst. Turim bendraminčių būrelį, kur kartu remontuojam, darom tą techniką visą. Noras eksponatų turėti irgi, tas pats, kad ir 44 metų automatą pačiupinėti, kažką kitą, tą tanką, kitą, bet kokią techniką. Bet gal kol kas tai aš neturiu tiek laiko, kad būtų namie, kad kažką priminėti, pastoviai, kas važiuotų ir žiūrėtų ir dar vietą, tai ruošiam, kol kas netualetų nebuvo, viskas nuo nulio kuriama. Bet mes daugiau dalyvavom kartu su aerodromo šventėse visose ir tiesiog šiaip šeštadienį, sekmadienį, bet su kolektyvu savo muziejuku atvažiuojam tenai, pasivažinėjom, pavežiojom vieną kitą žmogų, tokiu būdu tas. Reiškia, Sosnavos aeroklubas turi čia 70 hektarų teritoriją didelę, mums čia vietos užtenka kur pavažiuoti, tai žmonėm tiesiog praskairinti šeštadienį arba kažkokią tai šventę.